Kiti po truputėlį, kas vėlos, tas vėlos, po truputėlį prisijungs, mes pradėsime. Šiandien mūsų tema ir yra mažiau įpročių, maks pokyčiai. Kalbėsiu šiandien aš, Jelena. Jeigu kažkas dar nežinote, tai trumpai pristatysiu, kas aš tokia ir kokią iš vis turiu teisę apie tai kalbėti. Bet iš esmės tai viską, ką šiandien išgirsite, aš perėjau per savo patirtį. Aš buvau žmogus, kuris turintis daugiausiai disfunkcijų kūne ir matyt, vat, ieškodama atsakymų savo, atradau šitą metodiką, sakau metodiką, todėl kad tai yra iš kelių mokyklų surinkti tam tikri tipsai, nes vis einant, gilinantis į kūną, rasdavau, kad kažkur yra spraga. Čia yra viskas okei, bet dar kažkur yra. Ir taip gimė, iš esmės tai, ką aš pristatysiu jums šiandieną. Esu laikysenos trenerė, esu ekonomikos magistru. Tai yra tas atvejis, žinote, kai po 35 metų, kai pradedi po truputėlį byrėti, ieškai atsakymų savo ir nueini visai kitą kryptimį, tai aš pradėjau mokytis iš naujo nuo 35 metų ir persikvalifikuoti. Ką dar darysiu ir ateityje, tai apie tai dar iš tikrųjų plačiau, kas sekate mane, tai sužinosite. Planuoju dar pradėti mokslus. Taigi, trumpai tiek apie mane. Taip, aš šiandieną striksiu. Su tais skaidrių perjunginimais iškart perspėjau. Gali būti viską. Bet iš esmės apie renginio temą ilgai neužsistovėsiu ties čia. Bet šiandieną tikrai, ką norėsiu, kad išeitumėt su kokia mintim, kad visi pokyčiai, jie yra padaromi per tam tikrą laiką, greitai nelabai gausis, yra svarbu ne greitis ir intensyvumas, o ilgalaikiškumas ir tęstinumas. Tai yra maži kai kurie dalykai, kuriuos jūs galbūt jau dabar darote, bet juos nuvertinate. Tai vienas iš jų gali būti miegas. Taip, ką šiandieną iš viskas mūsų čia laukia, einame tiesiai šviesiai prie esmės, tai yra 3 punktai. Pirmas, tai pasidalinsiu metodiką. Kodėl nereikia daryti ten, tarkim, vieno dalyko nepadarus prieš tai kito, nes čia ateinat tam, kad suprastumėt, jog gana kovoti su pasekmėm, gana tvarkyti pasekmes, esmė yra iš vis sužinoti, kur yra esmė, giluminės tas priežastis. Mes dirbsim su priežastimi. Ir aš šiandien pasakosiu tas pagrindinės priežastis, su kuriom jūs susiduriat žvelgdamos į pasekmę. Taip, vėliau dar ateis 3 moteris pasidalinti, va čia bus tos metodikos pristatymas. Aš galiu kalbėti daug ar ne, bet kalbės apie savo rezultatus dar 3 moteris, kurios išbandė tą metodiką. Ir pačiam gale, iš tikrųjų net negale, galima prieiti prie to pagrindinio dalyko, kas registravotės, tai yra jau išbandyti tą metodiką pirmieji, kas norėsite, tai yra tiesioginis ar ne pardavimas, ko čia laukti. Aš į chatą įdedu jums. Turėsite galimybę vienas iš pirmųjų jau įstoja klientės ir jų yra net 60, kas mane labai taip džiugina. Bet turėsite ir jūs. Ir aš dabar iš karto. Tai bus galimybė įstoti klubą pačiom geriausiam sąlygom, patikėkit, geresniu negu perspėjau. Tai galite nusiskainuoti QR kodą ir iššokti iš karto. Tuo pačiu pradubliuoju ir Telegrame. Man kažkodėl neleido. Kaip visą laiką. Bandom dar kartą. Taip, leido. Gerai, viskas, atidedu telefoną ir keliaujam prie pristatymo pačio. Taip,
Visų pirma, noriu Jums padėkoti už aktyvumą. 150 žmonių užpildė anketą. 180, jau, vat, sufleruoja. Tai čia yra wow. Tai yra matyti tie žmonės, kurie jau pasiruošę, kurie pasiruošę veikti, ar ne, kurie pasiruošę daryti, o ne tik ateiti pasižiūrėti. Kas labai džiugina. Tai kodėl nusimušo? Aha. Jūsų pagrindiniai 43%, tai nėra laiko. Suprantu, aš irgi anksčiau taip galvodavau, kad nėra laiko. 43 sutiko, kad nuvertinat savo rezultato, buvo ir man tokių dalykų, kad rezultatas dingsta. Iškart pasakysiu, 56% labai geras pastebėjimas. Šiaip, kai jūs siekiate tam tikro rezultato, čia iškart dabar pasakysiu, nes paskui galiu pamiršti, rezultato palaikymui reikia tą patį, ką jūs darėte, rezultato palaikymui. Pavyzdžiui, diafragmos atpalaidavimui, jūs jo atpalaidavot, tai paskui vėliau jau rezultato palaikymui jums reikia daryti bent kartą per savaitę. Jūs vaizduojat skaičius, bent kartą per savaitę palaikymą. Bet jeigu norit pagerinti, jūs darote dažniau, apie tai jau kalbėsime pačioje programos viduje. Nu ir trečias, aš čia turiu įtarimą, kad čia jau klubo narės, klientės, kurios išbandė, tai įsitinka, kad nereikia tų fanatizmo ir savęs to rimbo, ar ne, ir savęs ribojimo. Pats toksai baisiausias dalykas yra, kad mes kai einam link pokyčių, čia nesvarbu kur, čia yra bet kur. Bet kokioje srityje, tai yra gali būti sporte, kad tai gali būti mityboje, mes pradedame save labai stipriai kažkaip riboti ir einame į tą tokį, kaip čia įsireikšti, į ne fanatizmą, o yra ir fanatizmo ten, kad kai tos iššūkius savo prisigalvojame ir ten po 3 savaičių iššūkio norisi iš vis pamiršti tai, ką tu darai ir eiti pailsėti, bet mes einame per tą tokį sadizmą, ne, kad nieko nedariau, o dabar pavarysiu maksimumą. Tas irgi nepriveda iki rezultatų ilgalaikių. Lygiai taip pat visada yra paprasčiau, kai aš pasakau su pinigais, ar ne? Kai mes irgi nusistatom savo kažkokį tikslą ir mes galime tą tikslą net finansinį pasiekti, bet aš visada esu už tai ir nuolatos jums kartosiu ir programos viduje, kad mes rezultatą galime pasiekti, bet yra svarbiau ta būsena, kaip mes tame rezultate paskui jaučiamės. Nes mes galime net finansinį rezultatą pasiekti, bet labai klaikios būsenos. Lygiai taip pat yra ir su kūno pokyčiais. Mes galime rezultatus pasiekti, gali būti labai gražus paveiksliukas, bet kas ten tavo viduje, va čia, smegenėlėse tavo, smegenyse, ar ne, nuolatiniai ribojimai, stresas ir panašiai, ir kas iš tikrųjų vyksta su jūsų organais, kas irgi liečia stresą. Nu, čia klausimas. Klausimas, iš kur paskui sportuojantis žmogus ir koks nors, ar ne, vėžys. Tai mūsų tikslas ne tas. Aš iš pradžių, žinokit, netgi pakeičiau čia, mes tikrai pradėsime nuo 3, tai yra miegas, maistas ir mankšta, tai logiška mankšta. Ko čia ir susirinkame, maistas tai irgi bus, papasakoti tik iš kitos prizmės. Miegas vienareikšmiškai, aš jau netgi draudžiu, jeigu jūs nepamiegojote. Čia kaip nupiešta, pirmas bus miegas, nes jeigu jūs nepamiegate, automatiškai jausite, kad ryte jums norisi kokią šūdą pavalgyti, konkrečiai, kokį kurosaną, kažką saldaus, kažką tokio nesveiko, nes tiesiog trūko miego. Tai nėra prasmės reguliuoti maistą, arba yra prasmė, bet jūs tiesiog savo, žinot, legalizuojate tai. Kai manęs klausia, Jelena, o kaip būna tokių dienų, kai tu užsimanai? Aš užsimanau, žinokit, ar aš legalizuoju, ar aš sau leidžiu, ir aš savęs nepykiu dėl to. Tai aš žinau, dėl ko tai. Galbūt, kad aš šiandieną tik 5 valandas naktį pamiegojau, nes ten stresavau ir dar kažkas. Ir aš sąmoningai renkuosi štai tokį pasirinkimą. Ir tada mankšta. Tai jeigu klaustumėt manęs, kas yra svarbiau pasimankštyti ar pamiegoti, aš vienareikšmiškai pasakysiu pamiegoti. Nes kai kuriam klientėm, bekalbant su jom, aš tikrai šnekamės ir matau, kad žmogau, tau reikia tiesiog 10 dienų paimti atostogų, poilsį, nieko neveikti, miegoti, valgyti ir net nesimankštinti.
Tai yra grįžti į save, truputėlį to resursą gauti. Meditacija, mokslai, menas, meilė, tai meditacija viskas paprasta, mes eisim per kvėpavimą, bet jūs formuosit poreikį. Jeigu norėsim kažkokių kvestinių svečių, dar kartą, jūs formuosit, ne aš. Nes man gali atrodyti, kad jums kažkas norisi vieno, o iš tikrųjų jūsų poreikiai visai kiti. Mokslas, tai jūs jau čia daug sužinosite, kas nauji, tai daug sužinosite dalykų, kur truputėlį išsprogdins smegenis, kaip sprogdino man, kai aš mokiaus. Menas, tai turiu savo minčių, kaip mes galėsim integruoti tai, nes vis nedainu, bet tikrai daeisiu iki meno klubo. Ir meilė. Meilė tai yra toksai, atrodo abstraktus dalykas, bet mes labai dažnai einame į tos sėkminga sėkmė, pasiekimai, ten aš uždirbsiu pinigų, tada mane vertins, o iš tikrųjų visiems tiesiog reikia meilės. Tai yra tiesiog reikia tų paprastų apsikabinimų, ne, jinai norėjo tiesiog apsikabinimą, bet nuėjo į sėkmingą sėkmę, nes jo negavo. Tai čia bus gilesni dalykai, aš čia labai matau daug psichosomatikos, tą mes ir darysime rudenį, tai vasarą vieni dalykai, o nuo rudens eisim truputėlį tokius gilesnius, nes tai patys kūne esantis blokai, problemos atsirandančios ten labai daug slypi šitų dalykų, ko mes nepasakome, nenusibrėžiam tų ribų, neinam į konfliktus, kur reikia eiti, kur reikia pastovėti už save tam, kad paskui antrą kartą nebereikėtų stovėti, nubrėžti tas aiškias ribas ir tada kūnas visai jaučiasi kitaip. Tai kai mokinsimės neišduoti savęs, neišduoti savo kūną. Taip, metodika, auksinis penketukas, aš tikrai jį vadinu auksiniu penketuku, tai yra kramtymas, ryjimas, kvėpavimas, liežuvis ir laikysena. Tai yra, iš tikrųjų čia yra iš eilės sudėlioti, kaip ir nuo ko reikėtų pradėti, koreguojant, bet mes eisim kitokiu. Mes eisim taip, kur jūsų yra didžiausia problematika ir dauguma iš jūsų tiesiog pažymėjo, kad tai yra kvėpavimas ir aš, žinokit, nei kiek nenustebau, nes realiai kvėpavimas tai yra, aš sakyčiau, šių laikų 21 amžiaus tikroji pandemija. Ir kodėl? Todėl, kad dauguma iš mūsų kvėpuoja per burną. Tai iš manęs girdėsite ne vieną kartą auksinę frazę, kad per burną mes kvėpuojame tiek, kiek valgome per nosį. Tai yra, per burną jūs praktiškai iš vis neturėtumėt kvėpuoti ir kvėpuodami per burną iš tikrųjų mes hiperventiliuojame, tai rezultatą pasieksime būtent meditacijų dėka. Mes su jumis visi hiperventiliuojame, ką tai reiškia, kad mes kvėpuojame per daug ir per dažnai. Ir mums reikia ne deguonies daug, mums atvirkščiai reikia nedakvėpuoti, mums reikia didinti anglies dioksido kiekį. Turiu buteliuką, tai paaiškinsiu daug paprasčiau. Įsivaizduokim, kad čia yra hemoglobinas, čia yra deguonies molekulė, čia yra anglies dioksido. Kai aš sakau, kad mums reikia nedakvėpuoti, tai reiškia, kad mums reikia padidinti koncentraciją anglies dioksido organizme. Nes tam, kad deguonis patektų pas mus į organus, į kraują, į širdį, į smegenis, ar ne, kad mes sulėtėtumėm ir pradėtumėm priimti sprendimus ne iš to, kad ką daryti, ar ne, o tu nurimsti, pakvėpuoji ramiai, nurimsti ir priimi tą teisingą sprendimą. Reikia anglies dioksidą. Kai anglies dioksido kiekis normalizuojasi kraują, tada atsikabina deguonies molekulė nuo hemoglobino ir nukeliauja ten, kur reikia, kur aš išvardinau. Tai esam darę testą, aš paskui jums četukę dar įmesiu postą, kur jūs galėsite nueiti paskaityti ir ten rezultatai buvo, tikrai pamatysit liūdni, ten yra 25 sekundės kontrolinės pauzės užlaikymas ir mažiau, kas tikrai rodo, kad nieko gero ir statistika yra tokia visam pasaulyje, dėl ko aš sakau, kad kvėpavimas tai yra viena iš tų tokių esminių dalykų. Viskas vyksta dėl streso vėlgi. Taip, kvėpavimas ne diafragma, man
vienas iš irgi esminių dalykų, kas liečia pilvą, ir čia turiu paminėti, kad, manau, dauguma iš jūsų mėgsta masažus. Tai jūsų vidaus organai irgi mėgsta savimasažą, o diafragma atlieka tą funkciją. Jeigu širdis varinėja kraują, tai jūsų limfotaka varinėja diafragma. Pas daugumą žmonių vėlgi dėl to pačio streso diafragma yra blokuota, nefunkcionali, nenoriu sakyti blokuota, bet realiai įkvepiant jinai nusileidžia žemyn, iškvepiant pakyla aukštyn. Tai va jinai va taip masažuoja. 20 000 kvėpavimo ciklų per parą. Tiek jūs kvėpuojate. Tai va tiek jinai turėtų masažuotis. Pas normalų žmogų, taip gerai skamba, jinai nusileidžia ir pakyla amplitudė 5 cm. Pas stresuotą centimetrais. Reiškia, jinai visiškai nejuda. Dėl to jums ant pilvo atrodo, kad ten yra riebalai, o realiai ten yra limfotakas sąstais. Nes įkvepiam nusileidžia, viskas surenka. Ir iškvepiant taip eina viskas surinkdama, kraujotaka, limfotaka pakelia aukštyn diafragmą. Įsivaizduojat, protingas toks raumuo, net raumeniu visiškai negalėčiau iki galo. Jis yra raumuo, bet truputėlį kitos konsistencijos nei mūsų šitie raumenys. Tai va, ir ką daro didžiausia klaida moteris, tai įtraukinėja pilvą. Tai įtraukinėti pilvą aš jums griežtai draudžiu, bet ties 2 mėnesių jūs išmoksit jį įtraukinėti taisyklingai. Tai yra įtraukinėti ne įkvepiant, o per iškvėpimą. Nes kai įtraukinėjate įkvėpdami, įsivaizduokit, diafragma turi nusileisti, jūs įtraukėt pilvą ir jai nebėra kur nusileisti. Jūs blokuojat funkciją. Kas yra savižalojimas, realiai. Nesąmoningas. Tai bent jau iš šio webinaro išeisit su šitą mintim, kad pilvo daugiau niekada griežtai neįtraukinėti. Toliau keliavom prie kvėpavimo. Yra esmė, dėl ko aš sakau, kad netaisyklinga laikysena, pečių skausmai, vidaus organų virškinimo sutrikimas, nes diafragma, jinai kai dirba, jinai masažuoja vidaus organus, jinai užkuria procesus, daugybę procesų organizme, tai yra ir padeda virškinimui, kodėl nutriciologai iš tikrųjų ir rekomenduoja prieš kiekvieną valgį pakvėpuoti diafragmą. Pabrėžiu dar, kvėpavimas diafragma tai nėra kvėpavimas pilvu, tai yra kvėpavimas šonkuliai, ką mes ir mokinsime daryti. Tai yra ne pilvo putinėjimas, diafragma yra čia, ties šonkulis. Tai tiek meditacijų metu visą fokusą dėsit į šonkulius, tiek pratimų. Taip, ir kodėl pečiai? Todėl, kad kai mes kvėpuojame ne krūtinės ląstą, tai yra atvirkščiai kvėpuojam krūtinės ląstą, o nekvėpuojame, kvėpavimas turėtų vykti iš apačios į viršų, tai yra pradedant nuo kaktikaulio, pilvas įkvėpimo metu išsipučia, tada šonkauliai šonas ir vos viršutinė dalis. Pas daugumą moterų, žinot, kaip vyksta, sako, įkvėpk ir jinai su visu va taip ir taip net akis kraujuoja, kaip jinai, žinai, pabandyk giliai įkvėpti ir jinai va šitaip, nežinau ar matosi, bet realiai, kai jūs darote tokį įkvėpimą, ar ne, matot, kas įsijungia? Kaklo raumenys. Ir įsijungia kvėpavimo metu, kur realiai jie pagalbiniai šitie raumenys, ten yra laiptiniai kaklo raumenys, jie iš tikrųjų turėtų įsijungti tik didelio fizinio krūvio metu. Tik tada, pavyzdžiui, bėgimo, pavyzdžiui, lipimo į kalną, kažkokią intensyvaus darbą jie įsijungia, pagalbiniai, taip ir vadinasi. O jeigu jie pas jūs įsijungia tos 20 000 kvėpavimo ciklų per dieną, jūs galite eiti pas masažuotojus, bet jūs tvarkysit pasekmę. Mes čia susirinkom, ką daryti, dirbti su priežastim. Ir čia matome atsiliepimą žmogaus, kuris beje buvo labai didelis skeptikas ir šis kažkokia nesąmonė, šitie pratimai darau, smegenys nesupranta, kodėl tokie lengvi ir aš čia tikrai kažką darau. Žodžiu, antroji, tai yra laikysena. Ir mes dirbsim su jumis su priekinė giliaja grandim, nes jinai yra viena stipriausia. Grandžių mes turim daugiau, bet aš kreipiu dėmesį būtent į tą gilę, nes jinai formuoja mūsų 3D vaizdą. Padirbėjus su ją automatiškai prisitaiko į kitos. Todėl, vėlgi sakau, dirbam su esme ir nereikės daryti tų papildomų. Jos galima daryti, bet kol nesutvarkyta gilioji grandis, pazlas neveiks, nesusidėlios viskas tvarkingai.
Ir vieną svarbų dalyką, iš kurį šiandien įsinešite bent jau, tai yra, kad jums pats laikas nustoti save kontroliuoti savo laikyseną. Nes kol mes esame kažkur ir ne, kur mes matome žmonės, mes galime ten ištiesti nugarą, save pakontroliuoti, pabūti išsitiesus, pajausti, kad jau kažkur net diskomfortas, nes skauda, nes jau taip išsitiesus nepatogu, bet jūsų laikysena formuoja nervų sistemą. Tai lygiai taip pat kaip su miegojimu, kai manęs paklausė Jelena, kaip yra taisyklinga miegoti. Niekaip nėra taisyklinga miegoti, realiai yra tam tikros pozos, kurios yra taisyklingas, bet jums apie tai galvoti nereikia. Todėl, kad jūs galite atsigulti taisyklingai, bet iki to momento, kol užmigsit, visų pirma, jūs kankinsitės, nes jums bus be proto sunku, nepatogu, jausite diskomfortą, bus sunku užmigti, nes jausis įtampa, nes taip yra nepatogu, bet kai tik jūs užmigsit, nervų sistema jūs išguldys, visaip, taip, ar ne, kaip ten tau patogiau, koją prie savęs prikišti ir panašiai, nes jinai prisitaiko prie jūsų visų disfunkcijų, visų šitų problemų kūne, kad maksimaliai kūnas būtų atpalaiduotas ir pailsėtų. Jūsų kūnui yra svarbiausia nervų sistemai, kad jūs pailsėtumėt, kad jūs atsikeltumėt, išsimiegoję. Tai yra 4 pagrindiniai taškai, pagal kurios mes su jumis, kai darysite nuotraukas prieš ir žiūrėsime, ant kiek kokia yra situacija. Ir, pavyzdžiui, su šitą merginą mes prašėm 2 kartus, kad perfotografuotų. Nes aš tikrai galvoju, gal kažkaip ir tos plintusus sulyginom, viskas sužiūrėjom, o čia plintusų nesimatė, bet žaidėm ir aš sakau, ar tikrai, bet tikrai, mergina buvo paslinkus visiškai, ant kiek pirmyn, ant kiek buvo tam tikrų disbalansų kūno, padirbėjus su giliaja grandim, kaip viskas susitvarkė, dar yra kur dirbti, bet jau mes matom rezultatą. Jis akivaizdus. Tai grįžtant prie laikysenos ir jūsų nervų sistemos. Ir streso. Už mūsų laikyseną yra atsakinga nervų sistema, tai yra mūsų smegenys, o jeigu žiūrėti koordinaciją ir pusiausvyrą, tai už ją yra atsakingos smegenėlės, kurios yra atsakingos, tarp kitko, tvarka įvairių raumenų darbą, susitraukimą, jėgą ir tonusą. Ir svarbiausių, jinai yra atsakingos smegenėlės už paravertebralinių raumenų tonusą. Tai yra tie tokie raumenukai, jeigu jūs įsivaizduojat savo stuburą, slankstelį stuburo ir prie stuburo slankstelių yra tokie maži raumenėliai. Tai čia kontroliuoja tos raumenėlius, smegenėlės. Tai jeigu jums atrodo, kad būti nerangiam, nuolatos kažką išmesti iš rankų, eiti į kambarį ir pamiršti, kur tu jauti, ko tu ten eigi, žinai, būna paimi telefoną ir taip jau skrolini kažką, ne? Ir paskui baigi skrolinti, galvoju, kam aš ėjame? Ir jau nebeatsimeni. Tai rodo tai, kad jau esate tam tikram streso lygiui ir tai nėra normalu. Pamiršti raktus ar tam tikrus dalykus, surinkinėti kiekvieną, nežinau, kampą ir vaikščioti apsėtą mėlynėmis, tai rodo, kad smegenėlės jau truputėlį vegetuoja. Jom yra negerai. Yra tam tikrų irgi testų, kad suprasti, ant kiek jau yra negerai. Aš paskui jums irgi galėsiu įmesti, kad jūs to testą pasidarytumėt, kad suprastumėt, kokios būklės yra jūsų nervų sistema. Daugumai gali atrodyti lygiai taip, kaip ir man buvo. Mane Marija skubina, aš negaliu. Daugumai, bet aš turiu tai papasakoti. Aš jau sportavau, prisižiūrinėjau mitybą, ar ne, ir man atrodo, kad viskas su manim yra gerai. Bet padarus tyrimus hormonų, tyrimai parodė, vienas iš tyrimų buvo, kad tyrimas parodantis, ant kiek yra viduje, ten jis aktyvuoja skydliaukę, nesakysiu, nevardinsiu visų šitų dalykų. Išsikraunu kompiuteris kažką. Neturėtų. Gerai. Tyrimas parodė, kad, bet aš įsivaizduoju, aš jau einu 1,5 ar 2 metai sąmoningumo keliu, ar ne? Ir jau galvoju, kad čia viskas, aš tačiau sąmoningumo viršūnėje. Ir man tyrimas parodo, kad tas vidinis nerimas, tremoras pas mane, jisai, jeigu norma yra 0,317, pas mane yra 100,6. Ir aš taip, okei.
Ir tai buvo kaip tik irgi tas momentas, kai aš pradėjau gilintis plačiau, palauk, kodėl. Ir čia vat, atsakymai atsiranda, kodėl tada nėra tos tokios grakščios pilnai laikysenos. Nes, nu, už laikyseną yra atsakingos smegenėlės, kurios kaip tik ir parodo tą tokį, kai tu jau esi lakstantis ar ne, nerimastingas žmogus. Tai va, o šiai dienai nėra dar jau maksimumo, bet paskutiniai tyrimai ir parodė, kad jau 2,3, nu, ne 106 yra skirtumas. Taip. Mhm. Taip, tai smegenėlėm dar norėsiu labai stipriai vis tiek dar grįžti aš prie tų smegenėlių, nes ten yra esmė, kai bus jau yra tam tikros praktikos, labai noriu atkreipti dėmesį jūsų, kad jeigu aš sakau, žiūrėkite į pirštą ir palydėkite akimis žvilgsnį, tai turėkite omeny, mes čia dirbam su smegenėlėm. Mes dirbam su laikysena, ir jeigu jūs to nedarysit, jūs rezultatų iki galo nepasieks. Kramtymas ir veido estetika. Tai va čia iš mitybos pusės mes pažiūrėsime truputėlį kitaip, tai yra kaip mes, ne ką mes valgome, bet dar kaip mes valgome, ir čia labai svarbu vaidmenį iš tikrųjų atlieka kramtymas. Aš save buvau pagavusi vienoje stadijoje tikrai, kad aš kramtau tik su viena pusė, ir tai gali būti viena iš priežasčių mano asimetrijų, tai reikėjo tą paterną keisti ir būna labai sunku, nes kramtyti su kita pusė būna labai neskanu, žinokit, skonio receptoriai dingsta. Tai kai kažkam atrodo, kad viskas yra padaroma greitai, tai žinokit, greitai nesigaus, nes nervų sistemoje, jeigu jūs ten 10 metų kažką darėte vienaip, kvepavote kitaip, kramtėte kitaip, jei bus mes eros, ta prasme, tai mes čia dabar šitaip darom, tai 10 metų mes darom taip, o dabar šitaip, tai jai reikės bent 3 mėnesių. Bent. Ir toliau keliaujame liežuvis. Mano mėgstamiausia tema, nes aš visada turėjau tą kompiuterinį kaklą. Ir čia viena iš priežasčių, kodėl negalima žmonėms tvarkyti kaklo padėties, kol jų liežuvis yra netaisyklingos padėties, kol jų liežuvis yra ne ant gomurio. Jeigu jūsų liežuvis, dabar žiūrime į paveikslėlį, kur yra raudonas kryžiukas, ar ne, ten liežuvis yra apačioje. Liežuvis, ir dabar žiūrime vamzdelį kvėpavimą. Vėlgi grįžtam prie nervų sistemos. Pratingas tas mūsų kūnas, jo neapgausit, žinokit. Matot, liežuvis, kai nukrenta, jisai beveik perpus uždengia jūsų kvėpavimo vamzdelį. Jums trūksta kaip ir oro, ar ne? Ir ką darys nervų sistema? Jūs tvarkysite kaklą, bet jinai vis tiek įgrąžins atgal. Todėl, kad jai yra svarbu ne kaip jūs atrodote, jai yra svarbu, kad jūs išgyventumėte. Kad padaryti ko labiau, ko geriau taip, kad savo nepakenktumėt. Nes jei tas estetika 100 metų, jai yra svarbu, kad jūs funkcionuotumėt, kad jūs dar gyventumėt, kažkiek pagyventumėt. Ir kas yra, kai yra liežuvis ant gomurio? Tai yra viena priežastis. Antra priežastis - padarykit testą dabar kartu su manimi. Šiaip galime netgi įdomumo dėliai, žinokit, man labai įdomu, kiek iš jūsų uždėkite pliusiukus, pas ką yra liežuvis ant gomurio, aš čia irgi pakomentuosiu. Paskui atsakysiu visus kitus klausimus, matau, čia prikapsėjo. O pas ką ne ant gomurio, tai galite minusiukus dėti, nes būna 2 žmonių grupės, ar ne, pas kurios yra ant gomurio, bet vienas svarbus momentas, kodėl šitoje programoje nusprendėm dar padaryti gyvus susitikimus, nes gyvų susitikimų metu, mes aišku Zoomus turėsim, kur irgi aš perėsiu per kiekvieną jūsų burnytę, bet žmonės galvoja, kad jis ant gomurio, bet jis ne ant gomurio. Ir būna taip, ne šitaip. Tai jis, o kaip jis čia turi būti, ant gomurio pas mane? Ir tu žiūri, kad ne, ten būna galiukas ant gomurio, o turi būti 2/3. Tai va, pliusą minusus deda. Plius minus. Tai irgi čia šitas momentas yra labai svarbus, beprotiškai. Pirmiausia, jūsų sveikatai. Kodėl? Todėl, kad liežuvis ant gomurio jis įjungia diafragmą. Mes vėl grįžtame, ar ne? Veikia diafragmai, plečiasi geriau. Jūs galite padaryti net testą, padėti rankas, po krūtinę, ant šonkaulių, nuleisti liežuvį, o tai va.
Įkvėpti per nosį. Ir dabar uždarom burną. Liežuvis ant gomurio, prispaudžiam ir įkvepiam. Jūs pamatysit, ant kiek yra amplitudė. Galima netgi paimti centimetrą, pabandyti va taip, ne? Pažiūrim, kiek įkvėpimas amplitudė, kai yra jisai apačioje, va šitaip, ir kaip įkvėpimas yra, kai mes jį prispaudžiame prie gomurio. Ten šalia yra, turėsim teorijos šitoj, nenoriu čia užsibūti, bet esmė tame, kad jis įjungia šalia, yra du nervai ir vienas iš jų, kai liežuvį mes prispaudžiame, jis yra sujungtas su diafragma nervas. Iš vis galiu pasakyti jums, kodėl nervų sistema yra svarbiau, nes raumuo yra darbinis arklys, jam signalus siunčia nervai. Tai va tai yra svarbiausia. Ir kitas momentas būna žmonėm, yra tokių atvejų ir aš esu girdėjusi nemažai, kai tvarko kaklo padėtį, sako, man pradeda, dariau pratimus ir man pradėjo galva suktis. Vienas iš Pump up the jam, pump it up. Ok. Šiaip esu buvus vienam webinare, kur kažkas prisijungė ir ten, bet čia botai, čia būna, žinokit, konkurentai, kai jungiasi ir daro nesąmonės. Čia viskas ok. Taip, dar kodėl liežuvio padėtis, mes su jumis dirbsim su kaukolės kaulais, apie tai dar kalbėsiu labai daug ir tiek Instagrame, tiek programos viduje. Mes eisim po truputį ir prie kaulų, aš dabar galvoju, prieinam, kada mes prie kaulų prieinam? Rugsėjo mėnesį? Spalis arba rugsėjais. Žodžiu, rudenį prie kaulų prieinam, bet nėra prasmės, dar kartą kartuoju, nėra prasmės eiti prie kaulų, kol mes nesutvarkėm liežuvio padėties. Dirbt galima, viskas tvarkoja, jūs savo nepakenksit, bet jeigu mes kalbame apie rezultatą, matom paveikslėlį, tai vat vienu atveju yra horizontaliai išsivystytas veidas, tai reiškia, kad liežuvis 100% yra ant gomurio, nes jūsų veidinė kaukolės dalis jinai laikosi ant liežuvio. Liežuvis yra labai stiprus. Beprotiškai stiprus. Vienas iš stipresnių raumenų po, man atrodo, kramtomųjų, nekramtomieji ten dar daugiau. Tai labai svarbu pastatyti liežuvį. Tai yra mes sutvarkom funkciją, pirmiausiai 5 funkcijas sutvarkom, tada keliaujame jau labiau prie estetikos. Jeigu jūs apačioje, jūs patys matot bruožai, ar ne? Tai yra dar pasiekmė kvėpavimo per burną. Labai turėsiu daug teorijos. Šį kartą sudėjau daug teorijos, nedėjau prezentacijas, sudėjau jums paskaitimui, kad per tas 3 savaitės jūs įsitikintumėt žalą kvėpavimo per burną. Nes čia esmė. Ir keliaujam pagaliau, prieiname prie merginų rezultatų. Ir vienas iš tų tokių esminių įsitikinimų, ar ne, pas mus nėra laiko ir čia šitas žmogus pranoko mano pačios lūkesčius ir čia kaip sako, kad mokinys pranoko mokytoją. O jau aš tokių įvairiausių turiu tipsų, kada, kur, kaip integruoti ir daryti, bet va, Laura, sakau, pranoko mane. Tai labas, Laura. Labas. Tai gal trumpai ir papasakok, ar ne, apie savo visų pirma, tai mes kažkada, kai žiūrėjom prieš po nuotraukas, tai irgi jokiau, sakau, bet pasižiūrėk savo rezultatus, sakau, pas tave skirtumas, ne, 4 savaitės ir 14 savaičių, tai Laura yra besilaukianti būsima mama. Tai bet klausimas tiem, kas klausėt, ar šitą metodiką tinka, kai laukias, tinka, viskas tvarkoja, tai bet tas pilvukas, ne, 10 savaičių skirtumas, bet jis praktiškai, sakyčiau, net truputį pamažėjo, nepadidėjo. Tai vad gal trumpai tu papasakok apie savo pojūčius, apie tai, kaip tau sekėsi, ką darei ir kaip visą tai darei. Labas visiems, labai malonu. Taip, tai aš dabar esu 34 savaitė ir iš tikrųjų, kas mane labiausiai džiugina, kad mano laikysena turbūt geriausia, kokia yra buvus mano gyvenime, nors aš laukiuosi, kai atrodo visas ten sugriūna, viskas blogai, viskas skauda, pas mane laikysena viską kaip tai gelbėja labai ir nėra jokių
limfotakos atrodo sutrikimų, vis gaunu labai daug komplimentų, kaip tu gražiai atrodai, neištinusi, kaip, nu, žodžiu, visų va tokių. Tai labai labai fainai ir visiems atsakau, kad, nu taip, bet aš tave prisižiūriu. Aš darau pratimus, aš prioritizuoju tą tokį savo kūno higieną ir tas man labai labai padeda, netgi tos 50 minučių kiekvieną dieną. Tai dirbau, dabar jau nebedirbu pirmą savaitę, bet kai dirbau, tai darbe darydavau pratimus ir tualete, naktinėse pamainuose. Ir išėjus į lauką per pietų pertraukas, kai dirbdavau dienom, mes turim tokį parkelį. Aišku, tam reikia drąsos, o jeigu kažkas pamatys, o kaip aš čia atrodysiu, bet tiesiog tu pereini, žinai, gal randi kažkokią tai ramesnę vietą. Aš žinodavau maždaug kokiu laiku mažiau žmonių vaikšto, bet man būdavo prioritetas duoti savo kūnui pajudėti, nes aš dirbau sėdimą darbą 12 valandų ir kai jaučiu jau, kad kažkur skausmelis, jau kažkur tempia kažką ir galvoju, okei, bet iš tikrųjų va, tie įrankiai, kuriuos gavau tavo kurso metu ir spa netgi kurso metu, kur dabar praėjo, aš jau žinau, kaip jas integruoti ir žinau, ką man reikia padaryti, kad tas skausmelis praeitų labai greitai. Ir kur ištempti ir taip toliau. Tai tikrai labai 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 didelis skirtumas ir pati savijauta pačio kūno, jisai ir lengvesnis. Man dabar šis mentis atrodo susiveda, kuo anksčiau nejaučiu tokio jausmo. Tai va, ir realiai netgi su viena kolegė diskutavom, kad žmonės netiki, kad 5 minutės ar 10 minučių gali kažką pakeisti, bet kasdien, jeigu tai darant, tai, nu, didžiulis skirtumas. Nes čia dabar galvoju, mes nuo spalio mėnesį, ar ne, pradėjom ir va tas toksai tęstinumas ir be šitų tokių ilgų kažkokių kankinimų savęs, o tiesiog mažų tipsų, konkrečiai, jeigu jauti, kad kažkur kažkas skauda, nueini padarai ir nuramini savo kūną, o jis dar šnabžda. Jo, bet tas irgi dar ką labai pagavau, šit neštumas mane to labai mokė visus tos mėnesius, tai yra klausyti savo kūno, ką jisai sako. Ir čia labai pasitarnavo, tai aišku, kad nori į tualetą, tai jau negaliu laukti, noriu ir einu. Ir apskritai, vat, būna, jaučiu, kad užsisėdžiu, ar tai ant sofkės sukrentu ar kažką, ir jaučiu, kad jau kūnelis sako, kad reikia keisti poziciją arba reikia kažką prasitempti, bet tas vat, įsiklausimas į save irgi labai labai, ką tu ir akcentuoji kursuose savo, tai tikrai labai sugrąžina visus prioritetus. Ačiū tau labai. Ačiū už pasidalinimą. Aš iš tikrųjų labai geras čia buvo toks pastebėjimas ir ne, kad jautiesi netgi geriau nei prieš tai. Ką 100% rekomenduoju, nes aš po antro gimdymo pradėjau griūti ir vat gaila, kad tada nebuvo tokių, nežinojau, ką daryti, nuo tada ir prasidėjo ta mano iš tikrųjų kelionė, kad pradėjau po truputėlį byrėti. Tai vat šitas yra ne tik pasiruošimui realiai, pasiruošimai gali būti kaip vienas iš tipsų nėštumui, būtent ypač kur daug darbo yra su dubeniu, tai vat ir tas gimdymas gali praeiti lengviau, ypač jeigu padirbi su uodegikauliu, tai ten ir cezario pjūvių kai kuriom net nereikia, pagimdo pačios, bet ir labai gerai reabilitacija, nes realiai po gimdymo galima sportuoti pradėti jau nuo 6 savaičių, bet mes tau, atsimenu, konkrečiai net daviau, ką daryti iš karto, vos tik tais 3 diena po gimdymo, kur lovai gulėdama jau gali ir ne po truputėlį, kad vat, kūnas turėtų atminti. Tai ačiū tau labai už pasidalinimą. Ačiū, kad pakvietei, tikiuosi kažkam surezonuos ir pasiteisinimai visi atsirašys į antrą planą. Jo, ačiū, kad atėjai. Labai. Taip, antrasis pasidalinimas, tai bus Vitalijos, tai vienas iš tų dalykų, kaip mes mėgstam save nuvertinti ir mėgstame nuvertinti tos savo pirmus rezultatus. Aš viena iš tokių irgi buvau, iš tikrųjų, kur būdavau susikoncentruodavau vieną problemą
ir matydavau tik tą vat pykčio raukšlę, o kad pas mane ten visas kūnas praktiškai pasikeitęs ir jaunystės kampas, ir pečių juosta, ir ten visa šis pasikeitus, bet vis tiek, bet tam pykčio raukšlė tai vis tiek dar yra. Ir va toks, kaip būna savęs susikoncentravimas į vieną dalyką ir nematymas to tikrojo rezultato, gali iš tikrųjų, nu, vienu momentu atrodyti, ai, čia nesąmonė, neįsiu ir nedarysiu. Tai Vitalija, labas. Labas, sveikos visos. Pasidalink, kaip tau, nes iš esmės tu dar ilgiau buvai kartu, nes buvo Taip, pas mus, kad ne, tu pradėjai, tai gal tu ir pasidalink, nuo kokių dalykų iš tikrųjų pradėjai taip. ir ne, ir kaip sekėsi. Pirmiausiai aš prisijungiau prie test drive, dar tuo metu buvo kūno skulptoriaus test drive'as. Ir, nu, aš darydavau, viską darydavau maždaug, bet galvodavau, nu, kaip mažai. Ir aš, nu, pasidariau nuotraukas prieš. Ir aišku, vaizdas nedžiugina, nieks nedžiugina, labai ten analizuoji, padėjau į papkutę. Ir dariau visą tą laiką tos pratimus, bet, nu, ta prasme, aš net neužfiksuodavau, kad aš sąmoningai darau, ten, pavyzdžiui, liežuviui pratimui, aš ryte tiesiog, ar pėdom irgi ryte, prausiantis prieš dušą, toks, nu, žodžiu, aš to net neskaitydavau rutina ir net jokių integravimų, čia tiesiog, va, tiesiog čia kažką darau. Ir jau laikiau save labai čia nepavyzdinga ir kad nelabai aš čia stengiausi. Ir atėjo laikas, kai paleidai tu pilną kursą savo kūno skulptorius ir galvoju, nu dabar tai jau reikia jau rimčiau čia susijimti ir baig čia vaidinti. Ir aišku, pirmas etapas vėl yra nuotraukos prieš ir aš pasidariau tas nuotraukas prieš ir aš palyginau su savo test drive'o tom nuotraukom prieš, nes ten nuotraukų po net nedariau, nes aš įsivaizdavau, kad aš nelabai daug ką darau. Ir aš pamačiau, kad yra ir veide pokyčiai, ir žandikaulio linijoje yra pokyčiai, net toj pačioj pečių juostoje yra pokyčiai, nu, jie net nesubraižius ašių, net jie vizualiai matosi, kad tai yra, aišku, tobulėjimui niekada nėra pabaigos, bet esmė, kad tai rezultatą duoda didelį. Ir dabar, iš tikrųjų, aš net neskaitau, kad aš daug ką darau, nes dalį pratimų aš esu įsiintegravus ir aš tik pabundu, kažką padarau pratimus tam tikrus, kur galiu lovoj padaryti, paskui kažką prausiantis kažkokius pratimus. Ir kitą dalį pratimų vakare prieš einant miegoti, tiesiog ten jau labiau tie, kas malonesni yra atsipalaidavimui, kad geriau miegoti. Ir va, ir aš galvoju, kad aš nelabai daug ką darau, bet iš tikrųjų aš jaučiu, kad yra pokyčiai. Ir aš tas žmogus, kur aš užsiemu juvelyrika ir man daug tenka sėdėti ir labai daug į vieną tašką susikoncentravus ir ta pečių juosta, jinai tikrai patiria labai didelį krūvį nuolat. Ir aš tas žmogus, kur nuolat kas 2 savaitės einu į masažą. Tai iš pradžio mano masažistė, jinai nieko nesakydavo, jinai tiesiog dirbdavo ir jinai nieko nesakydavo. O dabar sako, jinai sako, kaip kūnas pasikeitė, sako, aš braukiu ir man per tavo fasciją, per viską man niekur nestringa, man eina lengvai ranka, sako, nu, kad ir to limfos sąstovio nebėra, kad sako, kūnas jis veikia taip, kaip jis turi veikti. Tai aš net ir pati, kur anksčiau jausdavau labai skausmus, kur limfos sąstovis tose vietose, dabar tų dalykų nebėra. Ir ką galiu pasakyti, labai džiaugiuosi, kad atradau Jeleną. Ir kad galiu nieko nedaryti per savo galvą, savo smegenim, bet turėti rezultatą. Ačiū tau labai už pasidalinimą ir Vitalija iš tikrųjų yra ta žmogus, kuris iškeitė ar ne ofisą kėdę realiai ir tu perėjai į naują veiklą. Taip. Tai yra... Sėdimų požiūrių nedaug, dar gal daugiau tenka sėdėti, bet tiesiog, kai laisva aplinka, tai ir tas, net sėdint, iš tikrųjų kūnas pats pakoreguoja, kur jau pradeda kažką ar tempt ar kažką ir žinai, ką padaryti atsisėdus, kaip atsipalaiduoti ir tada vėl kaip iš naujo. Tai man čia, žinokit, didžiausias būna dovana, kai man žmogus pasako, aš jau pradėjau jausti kaip kūnas ir taip,
Pagaliau, kad mes grįžtam į tą kūną ir atliepiam jo poreikį, ar ne, o Ir ne iš ten. tikrųjų dar, vat, kokie nauji etapai, dabar man būdavo išsitiesų sėdėti, nu, pasėdėti 15 minučių tragedija. Ta prasme, man surakindavo visą tarpumentį, nugaros apą, nu, toks, tai būdavo dirbtinas įsitempimas. O dabar aš pajaučiu, kad aš pagaliau galiu, čia iš nuotraukų, iš tikrųjų, iš renginių nuotraukų, kad aš atrodo sėdžiu atsipalaidavus, nejaučiu jokios įtampos ir vat pažiūriu nuotrauką ir kad tu nesėdi sulenkus pečių į priekį. Nesąmoningai. Nesąmoningai, taip, tu sėdi atsipalaidavus ir nedirbi tuo klausimu, kad tas mintis atvest atgal ir ten sėdėt. Taip, tai taip ir turėtų būti, nes daugumą irgi sakau, kad jeigu atsisėdus jums norisi koją ant kojos užmesti, man tikrai taip buvo, kol nepradirbau dubens taip, kad aš vieną dieną atsisėdu ir galvoju, man net nepatogu tą koją ant kojos dėti. Tai vėlgi turi būti nesąmoningas, tu neturi savęs kontroliuoti, neturi nei liežuvio padėties kontroliuoti, nei savo atsisėdimo pozos kontroliuoti iš esmės, nei pečių vat suvedimą menčių, ar ne, kad aš va čia dabar, kol visi mato, aš sėdėsiu tiesiai, tai turi būti nesąmoningai, dėl ko mes čia ir esam, čia mūsų tikslas, kad visą tai vyktų nesąmoningai. Ačiū tau, labai džiaugiuosi tavo rezultatu. Ačiū, kad atėjai. Ačiū jau. Ir keliaujam. Tai manau, tą iliuziją lengva, lygų, neefektyvu daugumą jau išsisklaidė ir patvirtina jau 2 žmonės, kad viskas įmanoma. Čia dar vienas mano klientės rezultatas, kuri iš tikrųjų dirbo, dabar galvoju, nuo sausio mėnesio iki rudens. Tai beveik 8 ar 9 mėnesiai ir kaip jinai pati rašo, jinai buvo nemažai ir kineziterapeutų aplankiusi ir nemažai tų praktikų turėjusių ir individualių ir panašiai. Ir jai tikrai viena iš tų buvo, mes buvom susitikusios net gyvai ir sakė, nu, man tikrai iš pradžių atrodo kažkokia nesąmonė, čia per daug lengva, bet kai jinai padarė tas nuotraukas jinai pati parašė, nežinau kaip tu, bet aš rezultatą matau ir negaliu patikėti. Tai viskas įmanoma. Ir viskas įmanoma ne kažkokiom alinančiom treniruotėm, kur mes labai stipriai prakaituojame. Ir čia vat noriu dar grįžtant prie to kvėpavimo per burną, kad jūs turėtumėte omeny, kai jūs atliekate tam tikras treniruotės, kurių metu, nu, pavyzdžiui, gali būti bėgimas, ėjimas, ten kardio ar ne kažkas, ir jūs jaučiate, kad jūs jau gaudot oro, tas būna, kad ar ne per burną, tai yra nebe apie sveikatą, tai pirmas požymis jums, kad yra per intensyvu. Jūs turite mažinti intensyvumą, jeigu jūsų yra tikslas ne kažkokie grandioziniai pasiekimai rezultatai, o jūsų tikslas yra iš tiesų sveikata. O mes čia ir esame tam, padaryti man į grožį, bet per sveikatą. Ir dar vienos merginos pasidalinimas, tai yra gydytojos endokrinologės Raimondos, kuri gali užprieštarauti netgi ir to atveju, kad irgi pakankamai užimtas žmogus, bet randa laiko tiek savo, tiek papasakos plačiau apie tai, ar iš tiesų kaip reikia sunkiai dirbti. Ir dabar galvoju, yra Raimonda? Yra. Yra. Girdit mane, ar ne? Taip, girdim, puikiai. Puiku. Tai sveiki visi, ačiū labai, kad pakvietėte dalyvauti. Ačiū, Kaip Jelena ir pristatė. Kaip Jelena ir pristatė mane, esu gydytoja, ne tik gydytoja, esu dar ir dėstytoja ir mokslinėje veikloje dalyvauju. Grafikas pakankamai užimtas, dienos tempas intensyvus ir iš tiesų laiko savo, kaip ir daugelį, mažai lieka. Bet ateina tas momentas, kai turi išsigryninti prioritetus ir kaip ir daugelis jau pasisakiusių merginų, iš tikrųjų pastebėjau, kad atsiranda problemų, kurių, kaip įsivaizdavau, pagal amžių dar neturėtų būti. Tai kadangi darbas sėdimas, iš tiesų daug streso ir tą stresą ir į namus parsinešu problemas, tai
jaučiausi kaip vienas didelis blokas, nes ir kaklo sritis įtempta ir skausminga, ir nugara, ir jaučiu, kad ta laikysena tikrai nedžiugina, ir kvėpavimo problemos jau netgi toksai kaip ir neaiškios kilmės dusulys buvo atsiradęs. Pradėjau pirmiausia lankyti iš tiesų sporto klubą ir kardio treniruočių metu pastebėjau, kad nepavežu, kad man tas tempas yra per didelis ir gaunu pompą ganėtinai greitai, o po tokios treniruotės vėliau savaitę laiko skauda visą kūną ir tiesiog nebegaliu eiti dažniau, nes kūnas nebeleidžia man eiti daugiau nei kartą per savaitę į tokias treniruotės. Ir pagalvojau, kad kažkas čia ne taip. Ir kolegė man parodė Jelenos profilį. Pradėjau domėtis, skaitytis atsiliepimus, kadangi studijų metu mus mokina tikrinti visą informaciją, kad tai būtų pagrįsta, nes šiais laikais iš tiesų gyvensenos specialistų yra labai daug ir labai svarbu atsirinkti tinkamus. Tai vat, Jelena buvo tas tinkamas žmogus, kuris man paliko įspūdį ir iš tikrųjų nesuklydau ją pasirinkdama. Tai pradėjau aš praėjusį rudenį, startavau programoje ir iš tiesų pirmiausia tas sudarytas toks, sakykime, mankštų ar net ne grafikas, nes grafiko nebuvo, mes galėjome pačios prisitaikyti, kada yra tas tinkamas ir patogus laikas mums atlikti pratimus. Tai iš tikrųjų, nesant tų rėmų tokių suvaržymų, man labai puikiai tiko prie mano dienotvarkės. Dalį pratimų galėjau atlikti ryte, dalį darbo eigoje, netgi važiuojant į darbą ir iš darbo automobilyje, dalį jau po darbo, prieš miegą. Tai tiesiog išskirsčiau dienos bėgyje tos pratimus, be didelio savęs spaudimo, kad daryti per negaliu, kai tu jau turi ten galbūt paaukoti kažkokį laiką ar su artimaisiais. Tai tuos pratimus integravau tiesiog dienos savo bėgyje, savo režime. Ir kokiegi pokyčiai. Iš tikrųjų, pokyčiai nesitikėjau, kad taip greitai ateis, nes ganėtinai jau po pirmų savaičių pradėjau pastebėti, kad atsipalaidavo pečių juosta, dingo skausmingi taškai, o kalbant su diafragma, jau turėjau ilgiau kažkiek padirbėti, nes iš tikrųjų ten spazmas ir ta probleminė vieta jau įsisenėjusi buvo. Tai vat, kaip Jelena ir minėjo, kai kurie rezultatai galbūt greičiau ateina, kai kuriems reikia vis tik daugiau to laiko skirti. Ir taip turbūt reikia ir nusiteikti. Bet ta laiko prasme vėlgi, ar ne, ilgojo periodu, bet pats intensyvumas man buvo labai priimtinas. Ir dar ką pastebėjom jau, kai vėliau mes lyginom prieš ir po nuotraukas, tai vėlgi galbūt ir antakių simetrija, ir mano mentis buvo viena pakilusi, tai nusileido, čia jau Jelena pastebėjo, jos žaitrė akis, aš net neatkreipiau dėmesio. Ir pilvas atsikišęs sumažėjo ir bendrai mano savijauta pagerėjo. Ir grįžtant prie to momento, kaip sakiau, kad aš kardio treniruotėse blogai toleravau fizinių krūvį, tai iš tikrųjų ta tolerancija ženkliai pagerėjo ir aš tą sieju su tuo, kad išmokau kvėpuoti ir būtent tas diafragmos spazmas sumažėjo. Ir dabar visai neseniai turėjau atostogas ir ilgesnį laiką, nes lankiau treniruotėse, po mėnesio laiko nuėjau ir galvojau, dabar tai jau bus, vėl nepavešiu. Ir iš tiesų visą treniruotę puikiai atlaikiau ir po treniruotės nebuvo jokių kūno skausmų, greitas atsistatymas. Tai labai šitas iš tikrųjų irgi pradžiugina ir galvoju, vėlgi čia turbūt tų pratimo indėlis yra neabejotinas. Tai dėkoju iš tikrųjų Jelenai ir jos komandai už tas žinias, už tą laiką skiriamą mums, labai naudinga ir iš tikrųjų labai verta. Mano pačios didžiausios rekomendacijos. Ačiū. Ačiū tau, Vilma, labai. Taip,
Kaip ir minėjau, yra tam tikrų dalykų, kur teks padirbėti ties jais labiau ir liečiant diafragmą, tai manęs nestebina, nes diafragma yra labai jautri stresui, baimiai, nerimui, pykti, nu, jinai sugeria visas emocijas iš esmės ir labai lengva vėl grįžti ne prie to pradinio taško, arba tiesiog, nu, mesgi socialūs žmonės esam. Tai negyvenamai saloj gyvenam, kur guli ar ne, maistą tau atneša, tau apie nieko galvoti nereikia, mes vis tiek kiekvieną dieną patiriame stresą ir ta kūnas reaguoja. Tai labai svarbu turėti tos esminius tipsus, kaip tu gali čia ir dabar savo greitai padėti. Tai labai ačiū Raimondai už pasidalinimą. Ačiū Jums. Ką, paskutinis kursas, kodėl dabar kurso šito nebus, pardavimo jo nebus, nes labai susirinkau daug grįžtamo ryšio ir pamačiau, kad iš esmės informacijos aš duodu labai daug, o žmonėm reikia ją dar suvirškinti. Ne tik eiti daryti, bet dar truputėlį ar ne, suvirškinti, kad įsitikinti, kad tai veikia. Tai reikia truputėlį viską daryti lėčiau, turėti konkrečius tipsus, konkrečius žingsnius, ką ir kaip daryti. Ir man norisi išlaikyti su visais jais ilgalaikį santykį, vien dėl to, kad aš vis kažko naujo sužinau. Kad tie, kas su manim buvo prieš 2 metus, tai tikrai nieko nežinojo apie liežuvio padėtį, sakykime, ne? Tai bet kažko vis naujo sužinau ir vis papildau tą programą. Ir tai daryti klubo formatu yra daug paprasčiau ir daug naudingiau iš tikrųjų pačiam klientui, nes kurse tu padirbi 6 savaitės, ar ne, ir paskui jau toks kaip ir paliekamas, sakykime, likimo valiai daryti savarankiškai toliau. Ir kažkam tai yra o yra iš tikrųjų žmonių, kuriems vis tiek reikia tos bendruomenės. Ir man pačiai tos bendruomenės reikia. Tai jausmas abipusis, taip sakant. Ir keliauju apie esmės, ko mes čia susirinkome. Mes jau sudėliojame grafiką, padirbėta nemažai. Sudėliojom grafikėlį, bet matote 9 diena, šiandien pats pristatymas viso šito kaltininko. O startuojame mes iš tikrųjų nuo 12 dienos ir eisime per įvadinį bloką. 13 dieną mes turėsime su jumis jau Zoomą, kur kas prisijungsite. Aš labai rekomenduoju prisijungti. Zoomai visi vyks 13 valandą, net ten per traukėlės metu vis tiek prisijungkite, bent jau šito pirmų susitikimų plačiau papasakosiu, kaip viskas vyks ir pažiūrėsiu kiekvienam į burnytę, kad mes 100% įsitikinam tavam, kad tas liežuvis tikrai ant gongo. 21 dieną ir 27 dieną tai yra susitikimai gyvai. 21 dieną pas mus, dabar aš pati nesusimaišius, čia Bokšte, ne, jo, 21 Bokšte, ne, jo, tai vakarinis bus laikai, kad irgi jūs galėtumėt prisiderinti, vienas laikas bus vakarinis 18 val. Kitas laikas bus dieninis, mes ateityje pasistengsime, kad viskas, pavyzdžiui, vyktų viena diena, pavyzdžiui, viskas trečiadieniais, ne, kad būtų visiems plus minus aišku, galėtumėt kalendorius susirašyti, bet kadangi pirmas mėnuo buvo toks, kad ieškom ir darom, tai truputėlį buvo sudėtingiau, bet pasistengsime, kad kiekvieną mėnesį, paskutinę mėnesio savaitės gausite štai tokius kalendorius, kaip kas vyksta ir ką darysime. Pirmas mėnuo, ateinančias šitas nuo 12 iki 31 dienos mes dirbsim tik su funkcija, tik su liežuvio padėtim ir būtent integruojant į gyvenimą. Tai čia iš tikrųjų nereikės jums kažkokį išskirti papildomą laiką, esu nesudėliojusi, ką kada daryti, čia kaip žinot, kaip pirmokai, tai pasirašyta, jums reikia tik daryti ir dėlioti svarnelės. O dėlioti varnelės jūs turėsit kur. Vėlgi bus įrankiai, tai yra progreso fiksavimui jums, kad ir atskaitomybę savo pačiam, ar ne, kad matytumėt, kiek padarėt ir ne kad baustumėt save, bet pasakysiu vieną svarbų dalyką.
tarkime, mes išsikeliam kažkokius vat, svarbius punktus, ką mes darysime. Ir jeigu jūs jau matysite, kad 2 savaičių bėgėje, pavyzdžiui, vat, pas jūs ten, neatsiranda ta meditacija, tai pamirškit ją. Jums kol kas jos nereikia. Kai užsifiksuos tam tikri įpročiai, atsiras laiko ir tai meditacijai, tada jūs pradėsit žymėti. Ar ne? Jeigu ten kažkur pasižymėsit savo, tarkim, gal kažką su mityba jau noriu, tai jau ten įvedinėsiu savo daugiau žalumynų, ar ne? Ir jūs matot, kad jūs neįvedinėjat. Tai nemeluokim savo, gal per anksti. Mūsų nervų sistema iš tikrųjų yra viskas tvarkoja, bet jai reikia jungti vieną, formuoti neuroninę jungti vieną per tam tikrą laikotarpį. Bet mes ją suformavom, pavyzdžiui, 3 savaitės. Galime dabar formuoti kitą. Tai vat mes taip ir eisim po truputį, neskubant, savęs nespaudžiant ir matysite, kad vat, kaip Vitalija ir minėjau, kad atrodo, aš čia nieko nedarau, rezultatą gaunu net keistą. Bet kai yra nedaug ir tu tai integruoti gali lengviau. Ir toks čia ir nuostaba atsiranda, kad tiek mažai darau, jeigu daryčiau daugiau, tai vadinasi būtų dar geriau. Tai pradėkime nuo mažų dalykų, tada atsiras laiko ir didesniems. Esu turėjusi vieną klientę, kuri, jinai paskui dar konsultacija buvo pas mane atėjusi, galiausiai, kai surašinėjau, sako, žinok, aš nieko nebedarau, ką tu darei, bet aš dabar, sako, į baseiną einu, aš jėgos treniruotės pradėjau, suprantat, kur jai iki šiol atrodo iš vis sportas kažkokia visiškai, sako, man jau čia per lengva, aš noriu daugiau. Ir va čia ir yra mano tikslas, kad jūs eitumėt etapais, kai jūs jau yra suformuota jūsų ašis, va tada yra prasmė eiti ir jau tos raumeninę masę auginti, nes moterim tai yra irgi svarbu. Ir mes tikrai būtinai, aš sakau, pakviesime ir turėsime kviestinių svečių, kurie aiškins ne tik iš mano srities dalykus, bet kaip sluoksniuoti, ar ne, kad visko eiti ko mažai žingsnelis link tos geriausios savęs versijos. Kodėl dabar? Kviečiu tikrai, nes daugumai galbūt bus tas toksai, kad vasarą neturėsiu laiko, žinokit, geriausia rezultatai iš tikrųjų būdavo visų merginų vasarą. Nes šviesus dienos paros metas, mes turime daugiau resursą ir didžiausia yra klaida iš tikrųjų, kodėl ir tas paskutinis, nors rezultatai, matot, merginų yra neblogi, bet aš save tada irgi sėdėjau ir galvoju, kodėl aš vis tiek rudenį tą kursą padariau, kodėl, taigi visi turi mažiau resursą. Rudenį mes turime sulėtėti, todėl ir klubo programa bus tokia, kad jinai bus atsižvelgta į sezoniškumą, nes bus tokių etapų, kur, pavyzdžiui, rudenį 100% žinokit, mes daugiau šnekėsime apie stresą, bus ir endobiogenikos kviestinių svečių, kurie jums papasakos apie tos pačius hormonus, suprasite, kodėl jūs galvojate, kad jūs esate pelėda, nors iš tikrųjų jūs net ne pelėda, ar ne, o ten pas jūs yra, ten kortizolis nesigamina, bet iš šitai neįsiplečiant bus žmogus, kuris tikrai truputėlį užves ant tos temos, tai vienas dalykas ir kitas dalykas, mokinsitės dar pagal savo kraujo tyrimą pasiskaičiuoti, bet čia labai svarbu, ant kiek organizmas jau yra strese. Ten lėtinis stresas ar dar galima tverti, ar ne? Nes man, pavyzdžiui, kai 100,6 buvo, man žinokit, atrodo, kad viskas yra gerai. Čia yra normalu. Nors realiai buvo tikrai nenormalu ir ten galėjo nukeliauti į rimtesnės ar ne ligas ir tam tikras nukrypimus rimtesnius nuo normos tos pačios skydliaukės. Tai kodėl dabar? Nes dabar ir rekomenduoju, tarkim, pirkti bent 6 mėnesių paketus, dėl to, kad šiandien, apie ką mes šnekėjom, tai bus tai visiškai 6 mėnesiai bus ėjimas. Tai jeigu gegužė, birželis, liepa, rugpjūtis, rugsėlis, spalis, 7 netgi, pavyzdžiui. Spalis, 6, lygiai 6. Tai nuolaida jinai yra vienkartinė. Niekada nedarau nuolaidą. Bet galvoju, kažką reikia padaryti, ne? Nors kartą padaryti. Tai šitai programai tikrai nusižengiau prieš savo principus, sakiau, nedarysiu, nes žmonėm nuolaidos jos nemotyvuoja, bet man noris, kad kuo daugiau žmonių išbandytų ir patikėtų ir savo padėtų, kad kuo daugiau žmonių aplink mane gražesnių ir sveikesnių vaikščiotų, sakykime, taip.
Tai nuolaida vienkartinė, jinai galioja 3-6 mėnesių ir metiniam abonementam, o rudenį jau viskas keisis. Iš esmės keisis, rudenį patys matot ir kainas, nes jau bus labai daug, dabar po truputėlį sąrašą sudarinėjom ir paskui tarsime su jumis, ko jūs norit pirmiausiai iš kviestinių svečių, tai yra irgi ekspertų, kurie stiprus savo srityje, kad kuo daugiau vertės gautumėt. Tai yra, planas yra, kelis esu pasižymėjusi, pažiūrėsime, ar vasarą mes tai darysime, ar visgi paliksime rudenį, nes turėsit ką veikti. Nenoriu irgi apkrauti, ar ne, kad kai yra per daug, irgi yra negerai, tu žinai, nebežinai, čia noriu būti graži ir protinga. ir ten minėtis. Tai nuorodą į četukę jau turite, gausite visi, kas registravotės, laiškus su irgi galios nuolaida, kiek mes sakėm, 24 valandas iki sekmadienio, na, sekmadienis jau neįeina. Įeina? Okay, kokia tu gera. Gerai, įeina, bet iki vakaro, ne? Tai žodžiu, iki sekmadienio norėjau padaryti 24 valandas, bet jums pasisekė. Žmogus padarė iki sekmadienio, žodžiu, praktiškai galim sakyti iki programos starto, bet jau pirmadienį nerašykit man. Nuolaida, ar kažko. Gerai, sutarėm. Taip. Taip, kaip ir sakiau, ne, tai labai gerai čia parašyta, aš tos skraidės neskaičiau. Pačios prisidėsite prie formato. Nes kaip merginos kurse pačios nežinodamos prisidėjo prie formato klubo, man tiesiog vaikščiant miške, bet buvo toks kovo mėnesis sunkesnis laikotarpis, kai aš viską atidėjau, sakau, nežinau, viską, ką darau, kažkaip atrodo eina prieš mane, vadinasi, kažką reikia keisti ir vaikščiau 3 dienas tiesiog su šuniu miške, po 2-3 valandas ir gimė mintis, kad aš noriu šitaip. Tai gausit kas mėnesį po nedidelį kiekį, jums tiesiog reikės daryti. Vien skaityti, žinoti, to neužtenka, vien informaciją gauti, tai bet darot, fiksuojam kas mėnesį rezultatą ir kiekvieną turėsit savo individualizuotą, automatizuotą progreso sekimo įrankį. Tai yra ten ir nuotraukas kelsit prieš po, žymėsit, ką darėt, ko nedarėt, savo bus analizai, kodėl nedarėt, ne? Ir toks, bet kodėl nedarėt, ne iš tos pusės, bet kad jūs pažvelgtumėt, kas vyko mano gyvenime to laikotarpiu. Gal ten buvo kažkoks krūvis išėjo kolego atostogauti ir jums teko, ar ne, dvigubas krūvis darbe ir tu tada jau pameti viskas save, tą fokusą. Gal ten keliavo, gal buvo atostogos ir arba mažiau savo skiriat, arba atvirkščiai daugiau galėsit. Tai bet jūs galėsit analizuoti ir pačios savo sudarinėti netgi atitinkamus grafikus, kada individualizuoti savo programą, kada aš ko galiu daryti daugiau, kada mažiau. Tai gegužė yra ir bus mūsų 5 funkcijas, bet mes eisim per diagnostiką ir įpročio formavimą ir, jūs neįpročio formuoti, aišku, čia susirinkotų, mes eisim prie rezultato. Ir jau po 2 savaičių rezultatą pamatysite, nes ten bus tokia truputėlį palengvinta detoks programa, bus ryto rutina ir vakaro rutina jums iškart formuoti ir mes vakaro rutinai pridėsime dar miego. Ta vakaro rutina jums padės nebeturėti ekrano vakarais. Aš vakar išbandžiau, tai biškai per vėlai jau visą tai daryti, tai pritrūko miego. Testuosim. Visas kartu. Birželis bus laikysena, Liepa grakštumas, tai čia eisim link tos asimetrijos mažinimo. Bus tema labiau, bet eisim per kūną, nes pirmiau kūnas, paskui jau, žinokit, padirbėjus su kūnu, matysit, kad ir veidas keisis. Tai tie 3 mėnesiai, labai rekomenduoju tiek turėti savo galimybę bent paimti 3 ir jau fiksuoti tos pirmus rezultatus. Rugpjūtis bus jau labiau veido asimetrija, ten bus asimetrija irgi, bet jau krapštysim po truputėlį ir veido, skirsim laiko jam. O rugsėjus tai jau bus daugiau iš šitą meditacinę būseną eisim, nes kaulai, kas subandėt, reikalauja šiek tiek
įsižeminimą labiau, bet aš labai tikiuosi, kad per tos 4 mėnesius jūs jau šiek tiek įsižeminsit. Jau kai prieisime prie kaulų korekcijos ir spalis pas mus ten rugsėjais, kaip aš palauk. Liepa grakštumas, man pačia reikia, ne? Lendinge iš tikrųjų viskas yra parašyta. Tiek dėliojau to programą. Taip, Liepa grakštumas, rugpjūtis irgi, bet rugsėjais. Taip, rugsėjais pas mus yra kaulai. Ten truputėlį bus tokių sulėtėjimui lengvesnių mankštelių ir tų tokių, kur lovai atsigulus padaryti, nes žinau, kad visiems prasidės tas rugsėjus, žinot, kas turit vaikų mokyklą, būreliai, toks pirmas 2 savaitės būna chaosas, tai va čia bus jums būdas grįžti į save, truputėlį daugiau laiko skirti kaulams, o ir spalį tai bus programa, kuri bus pritaikyta būtent jau tie, kas dirba ofise bus labai aktualu, kaip integruoti jau prie darbo stalo tam tikras praktikas, kur jums praktiškai net nereikia visiškai kilmėlį. Jeigu vasarą reikės, ne visur, bet reikės ten atsigulti, tai spalio mėnesį nereikės ir aš netgi vieną mankštą parinkau, kurią vasarą turėsite, kur galėsite pliaže daryti. Žinokit, aš pati darysiu ir jeigu neateisit, jūs Instagram'e matysit ir paskui nevasite. Bus per vėlų. Taip, pas mus dar yra, prie klausimų prieisiu, bet tiesiog noriu patikslinti, kad dabar, kai einat, yra viskas tvarko, mes turėsim kelis įėjimo langus, ar ne? Nes paskui, žinokit, jungtis vėliau prie programos labai sudėtinga. Bus sudėtinga tie, kurie jau yra 10 žingsnių į priekį už jūs, ar ne? O jūs ten klausinėsit dar praeitų blokų dalykus. Ir jums bus visko per daug. Todėl labai rekomenduoju dabar. Ir mes vienintelis bus paskui jau tik rugsėjo mėnesio, tik jo kaulų programai galima bus prisijungti atskirai. Ir spalį prie šitos, o vasarą, va šitie yra labai svarbus dalykai. Pirmiausia, funkcija ir palauk, yra pažymėta, pažiūrėti, nėra čia, yra stojimo mokestis. Kodėl bus stojimo mokestis, nes jūs turėsit nusipirkti atskirai vis tiek funkcijos bloką, tai ką mes gegužėsim, nes, ta prasme, be jos eiti toliau, gali daryti, bet man gaila jūsų laiko. Tikrai nuoširdžiai gaila, jūs turėtumėt vis tiek pasižiūrėti, pereiti tą įvadinį, tai kas nepakliūsit dabar, vienintelį, ką mes dar vasarą galėsim padaryti, atskirai tiesiog pirkti galėsit įvadinį bloką ir vasarą dirbti, o paskui jau įstoti, tada toks variantas gali būti įstoti į kaulų programą, bet jau vasarinės tos programos jūs negalėsit, tik įvadinį bloką. Tai kas gegužę darysim. Tai va. Einam prie, Dar smalsu, kokie rezultatai jūsų laukia, kaip jaučiatės, šitie standartiniai neklausimai. Gerai, atsidarė man klausimų buvo. Ar jeigu metinį pirkti, ar galime per porą kartų mokėti? Žinokit, ne, taip nesigaus, nes ten yra automatiškai viskas padaryta, mums bus sunku sekti, kol jūsų yra, įsivaizduokit, dabar jau yra 60 žmonių, dar priimam 40, mes planavom 100, man atrodo, bet irgi žiūrėsim pagal klaustuką, nes nenoriu labai daryti kiekybės, noriu savo, kad aš neturėčiau tų stresinių situacijų, padaryti tokį variantą, kad mes kiekvienam skirtumėm dėmesio plius minus pakankamai ir išmoktumėm valdyti tos srautus iš esmės, ne? Kad kiekvienas būtų šaunuolė. Net. Taip, jau matom, kad yra įstojusi, tai neišeis, žinokit, nepavyks, dėja. Bet techniškai neišeina man tai padaryti ir paskui jūs įsivaizduokit, kai daugės visų žmonių, tai mes nesugaudysim visų. Mano tikslas, žinokit, iš esmės padaryti visas tas automatizacijas ir aš vien tą klubą padariau, nes kurso, kai mes darėm 6 mėnesių, tai jo, tarp kitko, kaina buvo 333 eurai. Na, pasiskaičiuokit, ką jūs dabar metinį gaunat 360, tai pigiau grįžti. Tai va, dar su nuolaida. Tai gegužės 27 bus
27 dieną pas mus renginys, palauk, dieną, 10 valandą. 10 bus. Mes žinokit, pažiūrėsim, mes registracijos dar netidarėm, nes šitame bokšte labai ten faina erdvė. Gal ateityje, žinokit, tik bokšte ir darysime, aš taip galvoju, ir bus dabar 27 dieną. Aha, gali, 20 valandą. Taip, 27 dieną bus 10 valandą. Dar laiškuose išsiųsime patikslinimus tikrai. Ir ten bus truputėlį daugiau žmonių, vien dėl to, kad ten bus vis tiek labiau teorinė dalis, nes aš jums norėsiu labai papasakoti, kad iš pradžių jūs prilipdot tą liežuvį prie gomurio, o kaip paskui, labai fain, kad susitiksim. Na, o paskui, darant mankštas, šito tipso, man atrodo, neturėjo net kurso dalyvės, kaip jungiant kvėpavimą, čia aišku, jums reikės, pradžioje bus labai neįprasta, paskui prasite, kaip dirbti dar, kad žandikaulio plėtimą mes eisim, kodėl aš duodu šito žandikaulio plotį matuoti, bet realiai ten gausis, eisim su tokiam technikom, kad jums atskirai nereikėtų veido to pratimą daryti, jūs integruosit prie mankštų, įsivaizduoju, kaip kitaip. Jums nereikės atskirai daryti. Ten bus su kvėpavimu įkvėpis, su iškvėpimu spaudė, nurinys žemės vėl įkvėpi, čiukš, priploja, spaudė. Tai va šitą aiškinsiu ir noriu būtent to pirmo susitikimo metu. Ten parašyta 20 žmonių, bet jau toks maksimumas, ten užteks tiek atsisėsti žmonių ir ten didelis veidrodis yra, tai kiekvieną privesiu ir pažiūrėsit, tikrai turėsim ten daugiau laiko skirsime. Nei vienos nepaleisim, apžiūrėjus, nepabėgsit. Tai vat, o bokšte ten 10 žmonių. Taip. O kiek įrašai galėjo peržiūrėti? Lietuviško ir gal net visada galite suspėti. Esmė yra tame, kad jūs, kaip bus iš vis ta struktūra. Pirmą savaitę pas mus bus jūs mokinsitės naujų technikų. Jūs gaunate pratimus, jūs per juos visus perinat ir jūs pirmą dieną atsidarė ten pratimas ir jūs tik jį darot. Antrą dieną atsidarė ir tik jį darot. Trečią dieną atsidarot, jau supratote, ne? Tai o nuo antros savaitės pas jūs bus ta viena mankšta. Bus ten pridėtų papildomų kažkokių ir ne ką jūs galite rutiną įdėti, tą patį dienos vakarą, bet jau bus iš tų pratimų konkrečiai mankšta ir jūs 3 savaitės darysite. Tai vat mėnesį ir galios. Baigėsi, einam prie sekančio. Tai jeigu kažkur, kad ir savaitę iškrisit, jūs nieko neprarasit realiai. Bet pirmą mėnesį, tai jau kadangi startuojam nuo 12, tai jau rekomenduočiau tikrai praeiti. Čia taip, įvadinis blokas jums liks. Visada jis bus atidarytas. Kas liečia su funkcija. Tai čia galima nesijaudinti, jeigu ten truputėlį kažkur gegužės mėnesį matysite, kad nespėjate šokti, kažkur ten išvažiuojate, tai ta funkcija jūs įdės visur. Juolab, kad paskui tas pats diafragmos atpalaidavimas, jisai bus ir mankštuose įdėtas. Tai čia galite nesijaudinti. Dėkit, kas jau turite atsijungti. Gražios dienos. Taip, kažkur ten buvo dar. Tai su metinį išsiaiškinom, kad nepavyks, žinokit, mes ir darėm taip, kad koks čia tyrimas. Kokias ten tyrimą šnekėjom su gyvenicimu. Paklausim dar kartą. Koks čia tyrimas buvo atliktas. Apie stresą. Aha, matau. Čia turit omeny, tik patikslinsiu, turit omeny, kad dabar mano tyrimas, kur aš dariausi, endobiogenis, tik apie stresą šnekėjau, kad pati net pasimečiau. Tai yra endobiogeninis tyrimas, tai yra endobiogenikos institutas, su viena iš jų ten ambasadorė, nes myliu iki negaliu ir mane galėsite rasti, čia tokia reklamos pertraukėlė. Galėsite rasti endobiogenikos žurnale, jau antram žurnale, dabar 3 bus ir ten, kad susipažinti ar ne, plačiau galėsite prekybos centruose, iš tikrųjų yra tas tiesiog endobiogenika pavadinimas, kad susipažintumėt plačiau, bet ten iš esmės ir yra
tyrimas, iš vis ta metodika apie stresą, ant kiek mes žmonės gyvename, dabar labai nukrypsiu, bet jau paklausiu, papasakos, ant kiek mes gyvename alfa lygmenį, tai yra alfa, tai reiškia, kad tu gyveni va čia. Tu savo pristrateguoji, tu nedarai, nu iš tikrųjų darysi mankštą, bet nedarai, ne? O kaip stresas iš visų užbaigiamas, ar ne? Tai yra labai paprastą pavyzdį duosiu, sakykime, jau atsigulėt ilsėtis, bet atsiminėt, kad penktadienio vakaras, ne, darbus baigėt, kad neišsiuntėt. Ten svarbus, bet ne kaip mailas buvo, bet jūs jo neišsiuntėt. Tai čia įsijungia alfa, tai reiškia, jūs jau ilsėjotės, jau parasimpatinė sistema veikia ir čia jūs atsiminėt, ar ne, toks čiukšt pašoksti. Ir tam, kad užbaigtų, nu jau stresas, jau čia įsijungia alfa, bet jūs galvojate, ai, nu kur aš jau siūsiu šeštadienį. Tada šeštadienį galvoju, taigi nedarbo diena, kodėl aš čia turiu siuntinėti. Įsivaizduojat, viskas vyksta galvoje. Sekmadienį irgi. Kad čia, žinai, ai, išsiųsiu pirmadienį, bet visą tą laikotarpį jūs galvojat ir pas jūs dirba smegenis. Vietoj to, kad jūs atsistotum, įjungtum, ten išsiųstum ir pamirštum. Tai va čia vyksta stresas, įsijungia alfa, o kad beta įsijungtų, beta jau veiksmas, nuėjau, atsistojau, įsiunčiau, pamiršau, viskas, ciklas užsibaigė. Mes su jumis galvojam, va čia va gyvenam. Tai va čia ir atsiranda tas vidinis tremoras, nes mes labai daug turim čia, bet kūrybiniam žmonėm irgi yra sunku, kai jie, žinot, prigalvoja, čia buvo mano atvejs, bet kai reikia daryti, tai žiūri, kad resursą neturi tiek pridaryti, kiek prigalvoti. Tada eini tą, kad reikia daryti mažiau iš tikrųjų. Tai va tyrimas, tai yra endobiogeninis, jums paima iš kraujo tyrimą ir jums pasako, kad, pavyzdžiui, man buvo pasakyta, tu alfa. Oi, alfa gyveni, mergina, ten pas tave nežinau. Jų antinkščiai tiek yra nualinti, dėl ko aš rytais atsikeldavau ir ten iki 10 valandos manęs galite net nekalbinti, nes žodžiu, ten mažiau pasimk, va taip va, o nuo 10 aš jau vėl tokia minkšta pūkuota, ar ne? Ir aš galvoju, kad aš esu tiesiog pelėda. Ne, yra nualinti antinkščiai ir visą tai galima balansuoti. Tai vad, ką jūs turėsit rudenį, 100%, aš jums garantuoju, aš tą esu jau suderinus, kad jūs iš paprasto kraujo tyrimą, ten daromos kraujo tyrimas endobiogeninis, kur visas ašis sužiūri, lytinė, ten, žodžiu, visas. O jūs tiek, kiek galima pamatyti iš paprasto kraujo tyrimo, tai jums duos tuos indeksus pasiskaičiuoti patiems ir pakomentuosiu juos. Tai čia yra žiauriai geras tipsas iš tikrųjų. Mes kažkada darėm tai kursą, kuris kainavo 100 eurų. Tai bet jums bus įeis visas šitas dalykas. Tai apie stresą tyrimas yra tas endobiogeninis, paprastas. Taip, aš anksčiau dariau pratimus su treneriu priežiūra tvarkyti kaklo padėtį, man buvo pasiekmė, kad pradėjo labai svaigti galva. Buvo diena, kai ant 4 tik vaikščiojo, ar čia buvo problema, kad nebuvo prižiūrėta liežuvio padėtis, ar galėjo dar kažką. Matot, treneris jums neprižiūrės liežuvio padėtį. Ne. Ką aš turėjau omeny, jums reikia daryti taip, dirbti, daryti pratimus, kad tas liežuvis pas jūs automatiškai būtų ant gomurio. Suprantat, nes ne dėl pratimų yra esmė, bet esmė yra tame, kad netaisyklinga tiesiog yra funkcija. Ne trenerio čia kaltė, nes jis gal nežinojo, aš irgi laiką ilgą nežinojau, kad nervų sistema vis tiek jinai pavažiuos atgal. Jums jinai kaklas grįžo, viskas yra gerai, bet liežuvis buvo pačioje ir automatiškai jums pritrūko oro, jums pradėjo svaigti galva, nes, netaisyklingai funkcija dirba. Ir trenerio paklausus, jis tas, kuris nežino, jis ir sakys, ką aš žinau. Ir čia yra normalu, ne visi žino, čia yra, tą žino miofunkcijos terapeutai. Aš iš tikrųjų mokiausi atskirai. Miofunkcijos, tai yra būtent liežuvio būtent tai, ką turėtų turėti kiekvienas ortodontas savo klinikoje, tai šitie dalykai. Jeigu pas mane būtų liežuvio padėtis taisyklinga nuo gimimo, tai visi dantis man į burną tilptų ir nereikėtų man šito metalo į burną dėtis. Tai problema yra jūsų funkcijų. Greičiausiai liežuvis yra, kad svaigsta, nes keičiasi kaklo padėtis. Žinokit, visi va šitie va normaliai, ne visada yra normaliai.
Nes jeigu mes einam giliau į funkciją, tai viskas ok, vat jūs pakeitėt, aišku, nervų sistemai ten šokas, bet čia aš vėl grįžtu prie to, kad reikia daryti labai lėtai per tam tikrą laikotarpį, o ne staigiai. Nes mes netgi specialistai, kai jungiam savo ego ir, pavyzdžiui, ateina žmogus ten ar ne pas mus tvarkytis problemą ir tu galvoji, jis atėjo su viena problema, bet aš matau dar kelias ir aš jam patvarkysiu. Tai nereikia taip daryti, taip negalima, nes mūsų kūnas jisai jungia, tu duodi jam kryptį, mažytę kryptį ir jis įjungia savireguliaciją. Jam suvirškinti reikės savaitės. O tas toks greitas darimas, bet ko, jisai prie gero nepriveda ir tarp kitko kaklo padėties tvarkymą jūs turėsit vieną pratimą, kurį galite daryti net automobilyje. Tai yra atvarkyti liežuvio padėtį, tą pratimą galėsit daryti automobilyje ir mokinsitės taisyklingai gerti. Tai va čia, kas liečia rijimą, kramtymą, mes, man atrodo, šiandien gal nepapasakoju, ne, man atrodo, apie rijimą. Tai va mes mokysimės taisyklingai ryti, kad neįsijungtų pas mus va šita dalis, o jungtųsi tik gerklė būtent. Tai iš esmės mokinsitės gerti vandenį, ne šiaip mes įgersim. Tik čia, jokie va šitie, va kokių nebus. Nes čia irgi pasiekmė netaisyklingos funkcijos, jinai atveda iki to, kad pas jūs tokie putlūs žandukus pasidaro. Kuda atrodo mergina, čia putlūs žandukai ne iš niekur, ne? Čia įsitempia kramtomieji, kažkodėl nėra to jaunystės kampo. Bet čia vėlgi netaisyklinga rijimo funkcija. Man, žinokit, iš šitos atsakymus normalu, nenormalu, aš nieko, ta prasme, nenoriu kažkaip kompetencijos ar ne, kad nekompetentingas treneris, dar kažkas tikrai ne, jie tiesiog ne visi žino ir tai yra normalu nežinoti, ne kiekvienas treneris dar žino, gaila, kad kai kuriom moteriams tam tikrų pratimų negalima daryti, kaip į sporto salį po gimdymą. Tai jie turėtų pirmiausia paklausti, ar jūs praėjo dubens dugno raumenų reabilitaciją? Realiai, ar gimdžius, ar ne, paklausti moters. Ne. Taip. Ar praėjo dubens dugno reabilitacijos? Ar, ta prasme, turėjot problemų su šlapimo nelaikymu ir panašiai? Ar turite diastazę? Jeigu viso to neturi, okei, galima daryti tos pratimus, ten tos pačius susiritimus, panašiai. Jeigu žmogus turi diastazę, jam griežtai draudžiama. O daro, nes tiesiog nežino. Tai čia, taip yra. Man buvo atvejis, kad tas pratimas, žinot, kur yra katės, kur tu išsireti, kuprą padarai, paskui taip išsireti ir man šito kuprelės darymo metu, keturpėšio pozicijai, man užsirakino čia va. Ir taip tukšt, kad aš net kvėpuot nebegaliu. Ir aš trenerio klausiu, sakau, kas čia? Jis sako, nežinau, ir čia normalu, dabar tai aš jau žinau, kad tai yra diafragma, nes aš turėjau ilgą laiką refliuksą, tarp kitko tie, kas turi refliuksus, tai pirmiausia dirbti su diafragma. Ir pas mane tarpuplautis, čia viskas, templės erozinis uždegimas, ten tiesiog buvo sulipimai, sukibimai ir tukšt. Fascija taip suveikia, surakina tave ir tu tokia makinti, šito pratimo nebedarysim. Dabar jau šito nėra. Tai darom su protu. Neturi skaudėti. Viskas. Iki merginos visos iš tikrųjų, kas jau turit bėkit. Aš palieku jums QR kodą, bet ir sakiau, gausit laiškus. Ten mačiau jau kažkiek jau įkrito, tik nemačiau kiek. Nes čia jau man rašinė visa šeima. Matau 5 įkrito, mažėja. Vietų mažėja, 35. Turite laiko, pasvarstinant, turite nuolaidos kodą, ko niekada daugiau neturėsite. Iš tikrųjų, aš niekada nesu jų dariusi, bet kažkaip norėjusi šį kartą padaryti kitaip. Ir tų webinarų nesu labai stipriai dariusi. Taip, kad visada pridėdavau iš tikrųjų prie tam tikrų programų vertę papildomą, bet jūs čia turėsite tiek verčių, kad aš jau nebežinau, ką pridėti, žinokit. Turėsite realiai visko, bet turėsim po truputį ir mes eisim lėtai, bet užtikrintai iki rezultato. O rezultatą, koks jis bebūtų, jūs gausite jau ir po 3 savaičių, tikrai pamatysite.
Bet vėlgi, kai buvo šitos merginos nuotrauka, kaip pasakysiu, kad suprastumėte, apie ką kalbu. Nuvažiuosiu. Va šita. Ir man Instagrame, kai parašė, sako, čia per 2 savaitės toks rezultatas. Aš kitą kartą tikrai žinau, kad galvoju, jūs rimtai. Ta prasme, vat, per 2 savaitės jinai tikrai atrodė šitaip, kad per 2 savaitės jinai galėtų pasiekti tokį rezultatą. Ne, čia yra 6-8 savaičių, tai yra rudens programos dalyvė. Mes ten dirbom realiai 7 savaitės. Bet nuotraukas, kol susinti realiai 8 savaičių čia laikotarpis gavosi. Nesitikėkit greitai. Aš jums žinokit, tai jau čia ne tam, kad papasakočiau auksinę piliulę duočiau, kad va čia per savaitę jūs pasieksit rezultatą. Taip nebus, bet minimaliom pastangom jūs tikrai eisit link savo pokyčio. Tai yra, darysis tik po truputėlį geriau, geriau ir geriau. Nes jeigu aš pasižiūrėčiau savo nuotraukas, kaip aš atrodžiu 35 ir aš tikrai turiu savo priekaištų dabar pasižiūrėjus, ką aš norėčiau pakeisti, bet aš grįžtu vėl atgal, pažiūriu, kaip tu atrodai 35 ir kaip dabar atrodai. Nu tai laba diena. Kaip diena ir naktis. Tai geriausia savęs versija ir žiūri tik savo rezultatus, tik savo pokyčius. Tada žinokit, bus stimulas daryti. Tiek. Jeigu klausimų neturim, manau, galime atsisveikinti ir iki kito karto. Iki kito karto. Aš čia vis stringu, nes šitą. Taip. Pasimatysime žodžių programos viduje. Startuojame nuo 12 dienos. Per šias 2 dienas ten jau atsidarius, matysite, kai kurios pamokas atidarytos, yra jau ten teipavimas, kas norite išbandyti. Tai ir jie bus prieinami visada, ten yra labai seni video, nekreipkite jos dėmesio, kada nors mes jos tikrai sufilmuosim ir pakeisim, bet ten yra 4 metų senumo medžiaga, galėsite pamatyti, kaip atrodžiu per 4 metus. Irgi. Tai tiek, mėlieji, ačiū, kad buvot, išbuvot iki galo ir viskas. Atsisveikinu. Iki.